XIX pabaigoje pasaulyje buvo pristatytas telefono išradimas. Iš pradžių žmonės buvo atsargus dėl naujos technologijos, tačiau vos po 2 šimtmečių daugelis iš mūsų neįsivaizduotų savo gyvenimo be telefono. Tyriant dingusių asmenų bylas, mobilieji telefonai gali suteikti tyrėjams daugybę įrodymų, o kartais vienintelis dalykas, kurį žmonės palieka po savęs, yra telefono skambutis. 10. 20-metė Angela Hammond iš Clintono, Misūrio valstijos buvo apibūdinama kaip draugiška, bendraujanti ir populiari jauna moteris mieste. 1991 metais Angelos vaikinas, Robas Schaeferis, priklupė ant vieno kelio ir uždavė klausimą, apie kurį daugelis svajoja išgirsti. Ar tekėsi už manęs? Angela žinoma atsakė taip ir jie pradėjo planuoti savo pasakų vestuvių dieną. Angela derino daugybę dalykų savo gyvenime. Dieną ji dirbo vietinėme banke, o vakare lankė paskaitas Centrinio Misūrio valstybinio universiteto. Tačiau buvo dar vienas dalykas, kurį jai reikėjo suderinti. Netrukus prieš sužadėtuves ji sužinojo, kad laukėsi. Hammondų šeima džiaugiasi šiomis geromis naujienomis, o iki to metų balandžio jie jau ruošėsi kūdikio atėjimui. 1991 m. gegužės 4 dieną Angela ir Robas dalyvavo kepsnių vakarėlyje kartu su Hammondų šeima, o netrukus po to Robas buvo parvežtas namo, nes turėjo prižiūrėti savo brolius ir seseris. Robas pasakė savo sužadėtiniai, kad vėliau ją pamatys, nežinodamas, jog tai bus jų paskutinė akimirka kartu. Parvežusi Robą, Angela vakarą praleido su savo drauge. 11:15 vakaro ji jau buvo viena ir nusprendė nuvažiuoti prie taksofono, kuris buvo vos už kelių kvartalų nuo Robo namų. Per telefoną Angela jam pasakė, kad yra per daug pavargusi susitikti ir nori grįžti namo bei išsimaudyti vonioje. Pokalbiui tęsiantis, ji pradėjo pastebėti keistą žalią Ford pick-upą, kuris suko ratus aplink kvartalą, kuriame buvo taksofonas. Po kelių minučių pick-upas sustojo ir iš jo išlipo vyras. Robas toliau pasakojo detektyvams, kad jis skambėjo labai nervingai per telefoną ir pasakojo jam tiksliai, kas vyksta. Robas taip pat nugirdo, kaip jo sužadėtinė klausė nepažįstamo vyro, ar jam reikia naudotis telefonu, tačiau šis atsisakė. Po kelių sekundžių jų pokalbį nutraukė Angelos klyksmai ir nepažįstamo vyro žodžiai. Man vis tiek nereikėjo naudotis telefonu. Tuo metu Robas išgirdo, kaip jo sužadėtinė šaukėsi pagalbos, o ore sklido grumtynių garsai. Kadangi jo namai buvo taip arti taksofono, jis nedelsdamas puolė prie savo pikapo ir pradėjo važiuoti. Remiantis pranešimais, kai Robas atvyko į įvykio vietą, jis pamatė žalią Ford pikapą su piešinio lipduku, kuris spruko iš įvykio vietos. Jis bandė persekėti pikapą, tačiau panikoje netyčia įjungė atbulinę pavarą ir sugadino automobilio dalis. Robas policijai sakė, kad jis sekė pikapą kiek tik galėjo, tačiau jo automobilis pamažu pradėjo gesti. Per valandą buvo išsiųsti Misūrio valstijos greitkelių patrulio pareigūnai į Clintono centrą, o dar daugiau pareigūnų važinėjo keliais bandydami surasti sunkvežimį. Robas galėjo prisiminti tik XY ir sunkvežimio valstybinio numerio, todėl pareigūnai neturėjo daug užuominų, su kuriomis galėtų dirbti. Robo istorija atrodė neįtikėtina. Tai buvo tol, kol atsirado 2 liudininkai ir patvirtino pasakojimą apie nežinomą vyrą žaliame sunkvežimyje. Robas niekada nebuvo įvardytas kaip įtariamasis ir nelaikomas tokiu Angelos dingimo byloje. Televizijos laida Neišspręstos paslaptys parodė siužetą apie Angelos dingimą, kuris atkreipė visuomenės dėmesį į jos bylą. Tačiau nepaisant daugybės televizijos laidų ir straipsnių, jos byla vis dar neišspręsta. Kai kurie spėja, kad Kennethas Macduffas, žinomas serijinis žudikas iš Teksaso, kažkaip susijęs su šiuo atveju, tačiau niekada nebuvo jokių įrodymų siejančių juos abu. 2021 metais tyrėjai pasidalijo nauja informacija, teigdami, kad dabar mano, jog Angela tapo supainiotos tapatybės auka. 1991 m. balandžio 4 dieną kita moteris vardu Angela, kurios tėvas buvo tapęs informatoriumi, gavo grasinantį raštelį. Policija dabar prašo visus turinčius informacijos pranešti. Angela Marija Hammond apibūdinama kaip baltaodė moteris, rudais plaukais, rudomis akimis, maždaug nuo 150 iki 152 cm ūgio ir sverianti apie 54-64 kg. Ji turi randą ant viršutinės lūpos ir nešioja kontaktinius lęšius. Visus turinčius informacijos prašome susisiekti su Clintono policijos departamentu telefonu 6085 2679, nurodant bylos numerį 901 048. Numeris 9. Iki 1990 vidurio 40-metį Dianai Odžet gyvenimas buvo sunkus. Tačiau nepaisant visko, ji išlaikė savo pozityvų ir pasitikintį elgesį. Gimusi Niujorke, Diana persikėlė į Odesą, Floridą,
1980-aisiais, kad būtų arčiau savo šeimos. 1980-aisiais Dajanai buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas ir jai buvo paskirti vaistai. Keltą metų viskas atrodė stabilu, tačiau 1991 metais jos vyras Frederikas išsiskyrė su ja ir pasiėmė globoti jų 3 vaikus. Tai tik pablogino Dajanos psichinę sveikatą ir jos šeima pastebėjo blogėjimą. 10-ojo dešimtmečio viduryje ji pradėjo bendrauti su netinkamais žmonėmis ir turėjo policijos įrašų dėl smulkių nusikaltimų. Dajanos šeima darė viską, ką galėjo, kad jai padėtų, įskaitant jos hospitalizavimą pagal Floridos Bakerio įstatymą. Iki 1998 metų balandžio ji buvo hospitalizuota pagal Bakerio įstatymą net 32 kartus. Paskutinį kartą ji buvo išleista 1998 metų balandį, sprendimą, kurį vėliau jo šeima kritikavo, nes nemanė, kad ji buvo tam pasiruošusi. 1998 metų balandžio 10 augų šeimai prasidėjo kaip ir bet kuri kita diena. Po išleidimo iš ligoninės Dajana neseniai buvo apsigyvenusi pas savo seserį Deborą. Apie 11 val. Ryto Debora išvyko pas gydytoją, o grįžusi rado, kad jos sesuo buvo dingusi. Debora nedelsdama paskambino šeimai ir desperatiškai bandė surasti Dajaną. Kai šie bandymai nepavyko, jie pranešė apie jos dingimą Pasko apygardos šerifo biurui ir buvo pradėtas tyrimas. Liudininkai pranešė matę Dajaną einančią palei greitkelį US 19 netoli Niujorko avinio, Hudsono mieste, Floridoje. Po kelių dienų po Dajanos dingimo, jos motina gavo nerimą keliantį skambutį. Tuo metu, kai buvo paskambinta, namuose nieko nebuvo, todėl skambutis persijungė į balso paštą. Kai ponia Odžetė perklausė žinutę, ji išgirdo moterišką balsą, kurį atpažino kaip Dajana, sakanti: "Padėkite, padėkite, išleiskite mane." Prieš tai, kai pasigirdo kitas balsas sakantis: "Ei, duok man tai." Prieš pokalbį nutrūkstant, ji taip pat teigė girdėjusi grumtynes. Skambinančio numerio identifikacija nurodė, kad skambutis buvo iš Starlight, Odesos, tačiau tiksli vieta nėra nustatyta. Balandžio 15 dieną prie JAV 19 kelio, netoli Niujorko prospekto, buvo rasta nukirstas pirštas su raudonai lakuotu nagu. Kartu su tuo drabužiai buvo rasti tvarkingai sulankstyti maiše, esančiame parduotuvės lauko šaldiklyje. Tyrėjai mano, kad šie daiktai priklausė Dajanai. 2000 metais daugiau jos daiktų buvo rasta užsegamame maišelyje Pasko mieste, Floridoje. Tik vienas asmuo buvo įvardytas Dajanos byloje, o byla dabar atsidūrė aklavietėje. Tyrėjai vis dar gauna pranešimų, tačiau nieko reikšmingo nebuvo rasta. Dajana Louise Odžet apibūdinama kaip baltaodė moteris su šviesiais rausvais plaukais, mėlynomis akimis, apie 163 cm ūgio ir sverianti apie 59 kg. Ji vartoja reguliarius vaistus, kuriuos paliko. Ji turi randą ant pilvo ir tatuiruotes ant nugaros bei dešinio peties. Visus turinčius informacijos prašome susisiekti su detektyvu Četu Kogilo iš Pasko apygardos šerifo biuro telefonu 727 75 878, nurodant bylos numerį 981 505 4, numeris 8. 19-metis Brendonas Swansonas buvo apibūdinamas kaip protingas ir sumanus jaunuolis. 2007 metais Brendonas buvo Maršalo vidurinės mokyklos, esančios Maršale, Minesotoje, abiturientų laidos narys ir ruošėsi pradėti savo suaugusiojo gyvenimą. Baigęs vidurinę mokyklą, Brendonas įstojo į Minesotos vakarų bendruomenės koledžą, kur studijavo inžineriją ir vėjo turbinas. 2008 metų gegužę Brendonas jau buvo apsipratęs su nauju gyvenimu kaip studentas ir ruošėsi persikelti į Ajovą, kur ketino tęsti studijas koledže. Gegužės 13 buvo paskutinė mokslo metų diena Brendonui ir jo bendraklasiams, todėl jie nusprendė atšvęsti. Vakarėlis vyko Linde, maždaug 7 mylios nuo jo namų Maršale. Brendonas turėjo vairuotojo pažymėjimą ir savo automobilį, todėl žinojo, kad negali per daug gerti. Vakarėlio dalyviai teigė, kad Brendonas nebuvo apsvaigęs ir buvo paragavęs tik vieną alkoholinį gėrimą. Vėliau pranešimuose buvo nurodyta, kad Brendonas dalyvavo dar viename vakarėlyje Kanbyje, maždaug už 56 km nuo Maršalo, kuris paragavo tik vieną ar 2 papildomus gėrimus. Kai gegužės 13 perėjo į 14, vakarėlis pamažu baigėsi ir Brendonas sėdo į savo automobilį, kad per maždaug 40 minučių grįžtų namo. Šis maršrutas Brendonui buvo gerai pažįstamas, nes jo lankomas koledžas buvo Kanbyje, todėl jo tėvai nesijaudino. Tai buvo iki maždaug 2:00 valandos nakties, kai jų telefonai suskambo. Skambino Brendonas. Jis ramiai paaiškino, kad nuvažiavo nuo kelio ir įvažiavo į griovį, bet nenukentėjo. Jo tėvai paklausė, kur jis yra, kad galėtų jį pasimti, o Brendonas pasakė, kad yra netoli Lindo.
Kai jie atvyko į vietą, jų sūnaus ten nebuvo, todėl jie vėl paskambino. Per pokalbį Brandonas prisiekė, kad mato miestelio šviesas ir pasakė šeimai, kad grįš pėsčiomis į savo draugo namus. Per 47 minučių trukusį pokalbį jis atrodė ramus, nors jo automobilis buvo griovyje ir neatrodė, kad būtų apsvaigęs. 3 žmonės nuolat kalbėjosi, bandydami nustatyti jo buvimo vietą ir susitarti dėl paėmimo vietos. Tada, netikėtai, Brandono tėvai išgirdo, kaip jis sušuko "Velnias!" ir skambutis nutrūko. Jie įnirtingai bandė jam perskambinti, bet jo telefonas jau buvo išjungtas. Deja, Lindo policijos departamentas sureagavo į dingusio asmens pranešimą pavėluotai, nes jiems neatrodė neįprasta, kad 19-metis po vakarėlio būtų išėjęs vėlai. Laime jie nusprendė pranešimą vertinti rimtai ir pradėjo tyrimą. Telefone išklotinės parodė, kad paskutinis jo telefono signalas buvo užfiksuotas už 20 mylių nuo Lindo. Be to, jo automobilis buvo rastas Porteryje, Minesotoje, maždaug už 25 mylių nuo Lindo ir neatrodė prastos būklės. Tyrimo metu Lindo policijos departamentas pasitelkė tarnybinius šunis, kurie sekė Brandono kvapą iki geltonosios medicinos upės, kur pėdsakas staiga nutrūko. Brandono byla prikaustė visuomenės dėmesį ir tapo viena labiausiai aptariamų šiuolaikinio amžiaus dingimų. Nepaisant didelio žiniasklaidos susidomėjimo, atsirado labai mažai vertingų užuominų. Artėjant 20-osiams jo dingimo metinėms, jo šeima beviltiškai ieško atsakymų. Brandonas Swansonas apibūdinamas kaip baltasis vyras rudais plaukais, mėlynomis akimis, 168 cm ūgio ir sveriantis 54 kg. Jis nešioja akinius, yra teisiškai aklas kairė akimi ir turi pradurtą ausis. Visus turinčius informacijos prašoma susisiekti su Lincolno apygardos šerifo biuru telefonu 507 69 41 664, nurodant bylos numerį 200 868 43. 7 vieta. Haideris Haris Abu Shakra buvo didžiuojantis 6 vaikų tėvas, o pažinojusieji jį apibūdino kaip darbštų ir bendraujantį žmogų. 2011 metais Haris turėjo kelis nekilnojamojo turto objektus Mančesteryje, Konektikuto valstijoje, įskaitant automobilių servisą ir prekybos saloną. Remiantis pranešimais, Haris taip pat turėjo neišspręstų baudžiamųjų kaltinimų pareikštų valstijos. Šie kaltinimai teigia, kad Haris ir jo tėvas vykdė sukčiavimą, skolindamiesi automobilius, juos parduodami ir nepaskirstydami pelno skolintojams. Valstija taip pat teigia, kad ši pora siuntė automobilius į Afriką ir matyt buvo įsivėlę į pinigų plovimą. 2011 m. viduryje Haris buvo paleistas už užstatą, kol jo byloje buvo nagrinėjami 6 federaliniai kaltinimai. Taip pat tuo metu buvo teigiama, kad Haris buvo skolingas miesto mokesčių surinkėjui apie $23 000 už mokesčius susijusius su jo verslais ir nuosavybė. Tų metų gruodžio 7 dieną Haris nuvyko jam priklausantį autoservisą ir saloną Main gatvėje Mančesteryje, kad pasiaiškintų su salono savininku ir mechanikais dėl mamos, kurią jo manymu jie buvo skolingi. Maždaug 20:20 valand jis paskambino savo brolį ir paprašė pagalbos sakydamas: "Jie mane gąsdina." 20:24 valandą Haris paskambino savo žmonai ir pasakė, kad yra susitikime, bet baigs iki 21 valandos, kad galėtų ją nusivesti į kiną. Deja, Haris niekada negrįžo namo ir tai buvo jo paskutinis telefono skambutis. Kai apie jo dingimą buvo pranešta policijai, pirmoji vieta, kurią jie aplankė, buvo automobilių salonas ir garažas. Buvo apklausti tuo metu buvę mechanikai, tačiau jie neigė, ką nors žinantis apie Hario staigų dingimą. Mančesterio policija paprašė, kad mechanikai pasitikrintų melą detektoriumi, tačiau grupė atsisakė. 2026 metais nėra jokių tvirtų įrodymų, siejančių juos su šia byla, todėl jie laikomi nekaltais, kol nebus įrodyta priešingai. Kai kuriuose pranešimuose teigiama, kad Hario automobilis buvo rastas apleistas kitą dieną po jo dingimo, nors tai nėra patvirtinta. Kai kurie mano, kad jis pabėgo į Jordaniją, nes jo tėvas jau buvo ten išvykęs iki jo dingimo, tačiau tai taip pat negali būti patvirtinta. Dėl jo dingimo šeima sukūrė GoFundMe ir Facebook puslapį, kad reikalautų atsakymų. Nuo tada, kai Haris Abu Shakras buvo paskutinį kartą matytas, praėjo jau 15 metų. Jis apibūdinamas kaip baltasis vyras juodais plaukais, rudomis akimis, ūgis nuo 5,7 pėdų iki 5,9 pėdų, svoris apie 180-205 svarai. Paskutinį kartą jis buvo matytas vilkintis pilką kostiumą, baltus marškinius, raudoną kaklaraištį ir avintis juodus klasikinius batus. Visus turinčius informacijos prašome susisiekti su Mančesterio policija telefonu 8606 450, nurodant bylos numerį M201 4046.
6 numeris. 25 metų Linda Rose Grimm buvo rami ir maloni mergina, bandžiusi atrasti save kaip suaugusie 90-ame dešimtmetyje. Linda gimė Paryžiuje, Kalifornija ir buvo užauginta savo motinos, su kuria turėjo gerus santykius. 1986 metai, gegužės 31 dieną, nors kai kurie šaltiniai teigia, kad tai buvo 1985 metai, Linda išėjo iš namų ir pasakė savo mamai, kad eina nusipirkti cigarečių. Praėjo kelias valandas ir jos mama pradėjo nerimauti, tačiau nėra aišku, kada tiksliai buvo pranešta apie jos dingimą. Pasak jos mamos, ji palaikė ryšį su dukra daugiau nei 18 mėnesių telefonu. Per pokalbius Linda jai sakė, kad dabar gyvena Vičitoje, Kanzaso valstijoje. Ji taip pat pasakė savo motinai, kad pradėjo santykius su sunkvežimio vairuotoju vardu Robertas Mastersas. Šaltiniai praneša, kad Linda buvo ištekėjusi, tačiau neaišku, ar jos vyras buvo Robertas ar kitas vyras. Kartu pora pradėjo naują gyvenimo ūkyje ir atrodė, kad jiems sekasi gerai. Lindos motina pradėjo užsirašinėti informaciją apie skambučius ir pastebėjo, kad jie buvo nereguliarūs ir riboti. Jie atsisakė pasakyti motinai tikslę ūkio vietą ir bėgant mėnesiams jos balse vis labiau girdėjosi baimė. Tada, 1987 metų spalį, skambučiai visiškai nutrūko. Drimų šeima kasdien rinko numerį, bet nesulaukė jokio atsakymą. 1989 metų balandį Lindos geltonas Ford Pinto buvo rastas paliktas prekybos centre Huntington Beach'e, Kalifornijoje, maždaug už 69 mylių nuo jos namų Paryžiuje. Nėra aišku, ar viduje buvo rasta kokių nors užuominų, ar automobilis buvo kriminalistiškai ištirtas. Kai skambučiai liovėsi, Lindos motina paragino tyrėjus imti šios bylos. Keista, bet tarp atsakingų institucijų nurodytos Teksaso valdžios, nors byla vyko tarp Kalifornijos ir Kanzaso. Šios bylos pranešimuose yra daug netitikimų ir nuo pat pradžių pateikiama labai mažai detalių. Kai kurie mano, kad Linda tiesiog norėjo pradėti naują gyvenimą, tačiau jos motina tuo neįsitikinusi. Linda turi Cezario pjūvio randą, tačiau informacija apie jos vaikus nėra pateikta. Praėjo keli dešimtmečiai ir nors užuominų labai mažai, Linda ir jo šeima nusipelno teisingumo. Linda Rose Grimm apibūdinama kaip baltaodė moteris, rudais plaukais, rudomis akimis, maždaug 5 pėdų 2 colių ūgio ir sverianti apie 110 svarų. Ji turi apgamą ant nosies, randą tarp akių ir randą nuo Cezario pjūvio. Linda taip pat gali naudoti pavardes Masters, Raby arba Ošeski. Visus turinčius informacijos prašome susisiekti su Orange apygardos šerifo biuru telefonu 71 464 77 000, nurodant bylos numerį 88 03 81 62. Numeris 5. 2020 metais Teksase buvo 49 110 atvirų dingusių asmenų bylų. Šis skaičius išaugo per 6 publikavimo metus. 36 metų Marianas Marijus Medina Fuentesas yra tik vienas iš tų 49 000. Viktorija Kosta, Marijaus sesuo, žiniasklaidai sakė, kad jis buvo mylintis, bendraujantis ir atsidavęs šeimos žmogus, kuris visada rūpinosi, kad jo šeima būtų aprūpinta. 2019 metų gruodžio 31 ore tvyrojo artėjančių naujų metų šurmulys. Žmonės Eskondido mieste pradėjo rinktis į barus ir namų vakarėlius, pasiruošę kartu sutikti naujuosius metus. 19 valandą Marijus paskambino savo seseriai ir patvirtino, kad susitiks su ja ir šeima bažnyčioje, kad kartu švęstų. Pokalbio metu jis taip pat užsiminė, kad prieš šventę susitiks su 1 ar 2 draugais, tačiau patikino ją, kad tikrai ateis. Iš ten žinome, kad jis susitiko su 2 vyrais ir įsėdo į jų automobilį. Policija mano, kad jie galbūt važiavo į Pasadeną, kuri yra maždaug už 7 mylių nuo Asinto miesto, tačiau dėl kokių priežasčių nežinoma. 20 valandą Marijus paskambino savo merginai paskutinį kartą. Ji prisiminė, kad Marijus per telefoną jai rėkė ir sakė, jog jam gresia pavojus. Jis pasakė, jie mane nužudys prieš nutrūkstant ryšį. Jo mergina ir šeima nuolat skambino jam į telefoną, bet jis niekada neatsiliepė. Kai praėjo naujieji metai ir vis dar nebuvo jokių Marijaus ženklų, jis buvo paskelbtas dingusiu, o į bylą įsitraukė Teksaso viešojo saugumo departamentas. Deižė, šioje byloje yra labai mažai detalių, ką pabrėžė jo sesuo ir tikisi tai pakeisti. Viktorija sakė, Fox News 26. Keletas žmonių sukūrė YouTube vaizdo įrašų apie mano brolio istoriją ir jį pasklido. Ji neišplito taip plačiai kaip kitos bylos. Kuo daugiau pasidalymų sulaukia jūsų artimųjų nuotraukos? Nežinau, kaip tai pasakyti, bet tai suteikia daugiau vilties. Remiantis Charlie Project, vienas iš 2 vyrų buvusių su Mariu tą naktį buvo atpažintas, bet dar neapklaustas. Policija taip pat rado vaizdo stebėjimo įrašo apie automobilį, kuriuo jis važiavo,
ir apie kelis jo galimus sustojimus vietinėje degalinėje. Ta vaizdo medžiagą galima peržiūrėti žemiau pateiktoje nuorodoje. Mario šeima taip pat bendradarbiauja su Texas Equisearch, tikėdamiesi jį parvežti namo. Jis apibūdinamas kaip ispanų kilmės vyras, turintis juodus plaukus, rudas akis, ūgis 5 pėdos 9 coliai, svoris 238 svarai. Jis turi keletą tatuiruočių, įskaitant Viktoriją ant dešinio peties, Matildą ant kairės plaštakos ir datą 31.01.06 ant kairės rankos. Visus turinčius informacijos prašoma susisiekti su Teksaso viešojo saugumo departamentu telefonu 803 463 243. Numeris 4. 59 metų Rėjus Raikeris buvo gerai žinomas ir gerbiamas advokatas Centre apygardoje, Pensilvanijoje. 1970 ir 80 Rėjus lankė koledžą, vėliausiai įgijo teisės laipsnį, prilygstantį daktaro laipsnį. Pirmąją savo profesinės karjeros dalį jis praleido vykdydamas baudžiamąjį persekiojimą sunkių nusikaltimų bylose. 1985 metais Rėjus laimėjo Centro apygardos prokuroro pareigas, kuri apima kelis Pensilvanijos rajonus. Per ateinančias 20 metų jis tarnavo savo bendruomeniai ir nagrinėjo daugybę sunkių bylų, užtikrindamas, kad aukos ir jų šeimos gautų teisingumą. Dirbdamas apygardos prokuroru, Rėjus išsiskyrė ir netrukus po to susipažino su Patty Fornicola. Jiedu užmezgė santykius, kurie augo kartu su jo profesinė karjera. Iki 2005 metai Rėjus buvo tarnavęs valstybei 20 metų ir nusprendė nebekandidatuoti į apygardos prokuroro pareigas. Balandžio 5 Rėjus anksti atsikėlė darbui, pabučiavo savo merginą atsisveikindamas ir išvyko iš savo namų Belfontaine, Pensilvanija. Pagal įrašus tą rytą jis atvyko į apygardos prokuroro biurą ir pranešė savo darbuotojams, kad tą dieną dirbs tik pusę dienos. Tyrėjai vis dar nežino, kodėl jis pasiėmė pusę dienos laisvos, tačiau apie 11 val. Ryto Rėjus paliko biurą ir daugiau niekada nebuvo matytas. 11:30 val. Jis paskambino savo merginai Patty ir pasakė, kad važiuoja į šiaurės rytus, link Louisburgo, Union apygardoje, maždaug už 60 mylių nuo namų. Vėlgi, neaišku, apie ką jie kalbėjosi per tą skambutį ir po to Rėjus Raikeris daugiau niekada nebuvo matytas ar girdėtas. Ta vakarą jo mergina sunerimo ir kreipėsi į policiją pranešti apie jo dingimą. Pirminis jų tyrimas parodė, kad jo telefone ar banko sąskaitose nebuvo jokios veiklos. Kitas užuomina pasirodė tik kitą dieną, balandžio 6, kai jo automobilis, raudonas Mini Cooper, buvo rastas paliktas automobilių stovėjimo aikštelėje Louisburge, netoli Susquehanna upės. Tyrėjai pastebėjo, kad automobilis kvepėjo cigaretėmis ir netgi viduje buvo likusių cigarečių pelenų. Ši detalė šokiravo jo šeimą. Redžius labai nemėgo cigarečių, pats niekada jų nerūkė. Jo šeima taip pat teigia, kad jis niekada nebūtų leidęs niekam rūkyti savo automobilyje, nes negalėjo pakęsti užsilikusią tabako dūmų kvapo. Nėra aišku, ar iš automobilio buvo paimta DNR ar piršto atspaudų. Byla greitai patraukė žiniasklaidos dėmesį, tačiau nepaisant to, byla liko neišspręsta. Tai buvo iki 2005 metų Liepos praėjus 3 mėnesiams, kai jo prokuratūros išduotas nešiojamasis kompiuteris buvo rastas Susquehanna upėje, įstrigęs tarp tilto atramos. Atrama buvo už kelių šimtų jardų nuo vietos, kur buvo rastas jo automobilis, ir ten buvo dar viena keista užuomina. Kietasis diskas buvo rankiniu būdu išimtas prieš išmetant nešiojamąjį kompiuterį į vandenį. Prireikė dar 3 mėnesių, kol kietasis diskas buvo ištrauktas iš upės. Dėžė, diskas buvo taip permirkęs ir sugadintas, kad iš jo nieko nepavyko atkurti. Pasak Charlie Project, kai tyrėjai patikrino Rėjus internetinę veiklą, jie rado paieškas, kaip sugadinti kietąjį diską ir apie nešiojamojo kompiuterio pažeidimus nuo vandens. Nepaisant didelio dėmesio šiai bylai, atsirado labai mažai naujų užuominų. Daugelis spėlioja, kad Rėjus buvo taikinys dėl savo darbo. Jis buvo atsakingas už kai kurių Centre apygardos rimčiausių nusikaltimų baudžiamąjį persekiojimą. Todėl natūralu, kad policija mano, jog kažkas galėjo norėti atkeršyti. Tačiau yra mažai fizinių įrodymų patvirtinančių šią versiją ir byla dabar laikoma šalta byla. Rėjus Griteris apibūdinamas kaip baltasis vyras su žilstančiais rudais plaukais, žaliomis akimis, maždaug 6 pėdų ūgio ir sveriantis apie 77 kg. Jis gali naudotis pavardėmis Grėjus arba Langas, o paskutinį kartą buvo matytas vilkintis šviesiai mėlynų flisinės striuke, mėlynais džinsais ir sportiniais bateliais. Visų turinčių informacijos prašoma susisiekti su Danu Martinai iš Pensilvanijos valstijos policijos telefonu 81 469 66 158. Trečias numeris. 38 metų Rojus Jacobas Hegelis buvo apibūdinamas kaip malonus ir bendraujantis vyras, gyvenantis Farge, Šiaurės Dakotoje.
Jo šviesi ir bendraujanti asmenybė puikiai tiko jo darbui kaip keliaujančiam pardavėjui. Jis gerai dirbo ir galėjo keliauti po JAV. Kai nedirbdavo, Rodžius taip pat mėgo boulingą ir dažnai dalyvaudavo boulingo turnyruose. 1989 m. vasario 26 d. jis dalyvavo viename iš tokių turnyrų Fargo mieste ir dalyviai teigia, kad pastebėjo jame pasikeitimų. Jo atvira asmenybė ir šiltas elgesys buvo dingę. Atrodė, kad jis sunkiai tvarkosi. Šis turnyras buvo paskutinis kartas, kai jis buvo matytas, tačiau ne paskutinis, kai apie save pranešė. Išvykęs iš turnyro savo mėlynu Ford Tempo, Rojus leidosi į kelią ir keliavo po visą šalį. Pasak Charlie Project, tyrėjai vis dar nežino, kas paskatino šią kelionę, nes teigiama, kad Rojus šios kelionės metu nedirbo. 1989 m. kovo 8 d. Rojus paskutinį kartą susisiekė, kai paskambino savo buvusiai merginai. Pokalbio metu jis teigė esantis Kingmane, Arizonoje, tačiau planavo grįžti į Bismarką, Šiaurės Dakotoje, kuris yra daugiau nei 200 mylių nuo jo namų Farge. Jo buvusi mergina taip pat teigia, kad Rojus jai sakė, jo per 9 dienas buvo 9 skirtingose valstijose ir turėjo tik $200. Netrukus po šio skambučio Rojus buvo paskelbtas dingusio ir prasidėjo paieška. Po 2 dienų, kovo 10, jo automobilis buvo rastas, apleistas, nuošalėje kelio atkarpoje netoli Mirties slėnio paminklo Kalifornijoje, daugiau nei už 367 km nuo Kingmano, Arizonoje. Netoli automobilio policija rado pėdsakų, kurie tęsėsi apie 10 km, o tada staiga nutrūko ir dingo. Keista, bet Rojaus tėvas taip pat buvo dingęs 1970 metais, tačiau vėliau atsirado, pradėjęs naują gyvenimą. Tyrėjai tikisi, kad su Roju nutiko tas pats, nors nusikaltimo galimybės visiškai atmesti negalima. Rojus Hegelis apibūdinamas kaip baltasis vyras rudais plaukais ir rudomis akimis, apie 1,83 cm ūgio ir sveriantis apie 77–84 kg. Jis turi žiedo formos randą ant kairiojo smilkinio ir gali būti užsiauginęs barzdą ar ūsus. Visi turintys informacijos raginami susisiekti su Bismarko policijos departamentu telefonu 7012-231-212, nurodant bylos numerį 893642. Antrasis, 26 metų Stevenas Adamsas, nors kai kurie šaltiniai nurodo Stefaną arba Steveną, rašoma su PH, buvo apibūdinamas kaip protingas ir rūpestingas jaunuolis, kuris mėgo žvejybą, medžioklę ir krepšinį. 2004 metais jis ruošėsi baigti studijas Šiaurės rytų valstijos universitete, Tahlequah, Oklahomoje ir pradėti ruoštis gyvenimui po mokslo. Po kelių metų Stevenas buvo vedęs. Tačiau santykiai ilgai netruko ir dabar jis kovoja dėl vaiko globos su savo buvusia žmona. Jam buvo mestos kelios kaltinimo, tačiau jie visada būdavo atmetami. Ginčas prasidėjo 2002 metais, o 2004 metų gruodį Oklahomos valstija sušaukė posėdį Muskogė teisme, kad galutinai spręstų šį klausimą. Tų metų gruodžio 13 dieną Stevenas paliko universiteto miestelį po to, kai baigė paskutinį egzaminą. Apie 11 val. Ryto jis paskambino savo merginai pasikalbėti apie egzaminą. Pokalbio metu jis jai pasakė, kad paveža neįvardytą vyrą į Kysą, Oklahomą. Iš ten jis planavo nuvažiuoti pas savo motiną į Weberio Fallsą, o tada vykti į darbą Muskogėje. Jo mergina sakė, kad jis buvo geros nuotaikos ir niekas netrodė blogai. Praėjus 30 minučių, vienas iš Steveno draugų bandė jam paskambinti, bet pastebėjo, kad skambučiai po vieno signalo buvo nukreipiami į balso paštą. Stevenas niekada neatvyko nei į savo motinos namus, nei į darbą. Kitą dieną jo mergina pranešė apie Steveno dingimą ir buvo pradėtas tyrimas. Policija sudomino draugo pranešimas, kad Steveno telefonas atsijungė po vieno skambučio signalo. Draugas jiems pasakė, kad jis kelis kartus skambina tarp 11:30 ir 12 valandos. Tačiau rezultatas kiekvieną kartą buvo tas pats. Tuomet jie nusprendė atsekti paskutinius jo žingsnius ir aptiko keletą užuominų. Kažkada prieš 12 valandą Stevenas buvo pastebėtas nedidelėje parduotuvėje Cooks mieste Oklahomoje, maždaug už 18 mylių nuo jo universiteto miestelio. Liudininkai prisiminė, kad matė jį perkantį limonadą ir kelias minutės stovintį prie parduotuvės, pastebėjo, kad jis buvo susijaudinęs, tačiau niekas prie jo neprisėjo. Ieškodami Steveno, jie taip pat aptiko dar vieną užuominą. Ta diena, kai dingo Stevenas, nežinomas vyras, apibūdintas kaip baltasis, maždaug 180 cm ūgio, rudais plaukais, 40–50 metų amžiaus, buvo pastebėtas besiblaškantis prie mišrių prekių parduotuvės netoli Steveno buto. Pasak pranešimų, vyras vairavo pikapą ir slankiojo aplink tarsi kažko lauktų. 11 val. Ryto šis nežinomas vyras paliko stovėjimo aikštelę prie buto ir išvažiavo. Tai yra svarbu,
nes maždaug tuo metu Stevenas paskutinį kartą susisiekė. Policija šio asmens nelaiko įtariamuoju, tačiau policija labai nori su juo pasikalbėti. Nepaisant to, kiek daug darbo valandų policija skyrė tyrimui, atsirado labai mažai vertingų užuominų. Jo automobilis niekada nebuvo rastas ir nėra aišku, kuris galėjo nuvažiuoti. Praėjus keliams savaitėms po jo dingimo, jo šeima gavo grasinantį skambutį. Skambinusysis, kurio tapatybė iki šiol nežinoma, pasakė šeimai, kad jie patirs fizinę žalą, jie nenutrauks tyrimo ir nesustos ieškoti patys. Steveno tėvas, Karlas Adamsas, davė interviu per 20-asias savo sūnaus dingimo metines ir pasakė: jis buvo vienintelis iš visos grupės, kuris išvyko studijuoti į koledžą. Jam tai labai patiko. Jei kas nors pasidalytų tą informaciją ir būtų pakankamai drąsus tai padaryti, jis man būtų kaip superherojus. Aš ir toliau kovosiu. Tai mano kryžius, kurį turiu nešti. Jis buvo mano sūnus. Aš jį myliu. Aš dabar nuo jo nenusigręšiu. Stevenas Adamsas apibūdinamas kaip maždaug 5 pėdų, 7 colių ūgio ir sveriantis nuo 1,164 iki 200 svarų rudais plaukais ir rudomis akimis. Jis yra susijęs su Čerokų tauta Oklahomoje. Jis taip pat serga sunkia astma, kuriai reikalingas inhaliatorius, kuris buvo paliktas jo namuose. Visi, turintys informacijos apie šią bylą, raginami susisiekti su Oklahomos valstijos tyrimų biuru telefonu 918 582 9075, nurodydami bylos numerį CR04 CR04 180. Taip pat galite anonimiškai susisiekti su FTB. Pirma vieta ir koncertuoja po savo gimtąją Meino valstiją. Įgijęs patirties vietinėje scenoje, Aleksas persikėlė į Los Andželą, kad pabandytų ten prasimušti. Maždaug tuo metu jo šeima pastebėjo, kad jo elgesys pradėjo keistis. Jis elgėsi nepastoviai ir kalbėjo, kad yra Lemūrijos palikuonis. Šis tariamai nuskendęs žemynas galėjo būti ateivių namais, kurie vėliau sukūrė žmonių rasę. Bent jau tai byloja legenda. Iki 2015 metų jo tikėjimas buvo tapęs toks stiprus, kad jis nusprendė 6 savaitėms išvykti į Indiją, ieškodamas savo aukštesnės jėgos ir gyvenimo tikslo. Jo tėvai pridūrė, kad jis tapo griežtų veganų ir mėgavosi savo dvasinėmis paieškomis Indijoje. 2017 metais jis vėl gyveno su tėvais Meino valstijoje ir jo elgesys pradėjo dar labiau keistis. Dabar Aleksas buvo davęs griežtą tylos įžadą ir visą savo laiką skyrė meditacijai. Draugai, kuriuos jis kadaise dievino ir su kuriais keliavo, dabar buvo nustumiami į šalį, o jis pradėjo atsitraukti ir izoliuotis. 2018 m. vasario 22 d. jis sulaužė savo griežtą įžadą ir paprašė tėvų nuvežti jį į oro uostą. Jis pranešė jiems, kad persikėlė į Kauai, Havajuose, ieškoti didesnio nušvitimo. Vasario 22 d. Aleksas įlipo į lėktuvą ir po kelių valandų nusileido Havajuose. Liudininkai prisiminė matę jį paplūdimio svečių namelyje tarp 22 ir 23 dienos. Per tas 2 dienas jis keletą kartų skambino vietiniams taksi bendrovėms, nors nėra jokių įrašų rodančių, kad jis būtų buvęs paimtas. Vasario 24 Aleksas paskambino iš viešbučio, nors nežinoma, kam jis skambino. Ta popietę jis išsiregistravo į savo kambarį ir daugiau niekada nebuvo matytas ar girdėtas. Kai jo tėvams nepavyko susisiekti su sūnumi, jie pranešė apie jo dingimą. Tyrimas buvo trumpas. Policija žinojo, kad jis buvo viešbutyje nuo 22 iki 24 dienos prieš jam dingstant. Jo telefone nebuvo jokios veiklos, o 8 000 jo banko sąskaitoje liko nepaliesti. Jis nenurodė, kur eina ir nežinoma, ar jis buvo su kitais žmonėmis. Jo tėvai spėliojo, kad jis galėjo susitikti su įvairiomis religinėmis ar dvasinėmis grupėmis toje vietovėje, ieškodamas nušvitimo, kurio taip desperatiškai troško. Tyrėjai rado jo nešiojimą į kompiuterį, o naršymo istorijos patikrinimas suteikė jiems dar keletą užuominų. Trumpai prieš dingimą jis ieškojo informacijos apie stovyklavimo įrangą ir valgomus augalus saloje. Be to, 2018 m. kovo ir balandžio mėnesiais buvo gauta nepatvirtintų pranešimų apie jį stovykloje prie Salt Pond paplūdimio. Dar daugiau nepatvirtintų pranešimų pasirodė 2019 m. pradžioje, kai moteris pamatė vyrą atitinkantį Alekso aprašymą, perkantį stovyklavimo įrangą Kauai saloje. Visi šie pranešimai lieka nepatvirtinti, tačiau jie sustiprina šeimos teoriją, kad Aleksas gyvena atsiskyręs nuo visuomenės ir nenori, kad su juo būtų susisiekta.
Aleksas McLarenas Gamas apibūdinamas kaip baltasis vyras, rudais plaukais, lazdyno spalvos akimis, maždaug 6 pėdų ūgio ir sveriantis nuo 160 iki 180 svarų. Jis turi didelę gyvybės medžio tatuiruotę ant kairės dilbio ir mėlynos akies tatuiruotę ant dešinės rankos. Aleksas taip pat gali keliauti naudodamasis Alberto Johnsono vardu. Šiuo vardu jis naudojosi Los Andžele, kai kūrė muziką. Visi turintys informacijos apie Alekso bylą prašomi susisiekti su Kavai policijos departamentu ir koronerių telefonu 8082 411 711, nurodant bylos numerį 180 8308.